Punske atidaryta moderni automobilių savitarnos plovykla po atviru dangumi. Rugsėjo 29 dieną Punsko miestelio gyventojai ir svečiai sulaukė malonios naujienos. Čia atidaryta nauja automobilių savitarnos plovykla po atviru dangumi. Tai moderni, patogi ir saugi vieta, kur kiekvienas vairuotojas gali pasirūpinti savo automobilio švara greitai ir kokybiškai. Plovykloje įdiegtos šiuolaikiškos technologijos užtikrina bekontaktį aukšto slėgio vandens plovimą, leidžiantį pašalinti nešvarumus nepažeidžiant automobilio paviršiaus. Važiuok švariai, jauskis gerai. Tai mūsų šūkis, kuriuo vadovaujamės nuo pat pradžių, sako plovyklos savininkai Valdas ir Violeta Murauskai. Pasitaikė šitas pastatas nupirkt. Ir paskui su žmona pagalvojom, ką mes sudaryšim. Mintis tikrai tokia kilo. Sakom, plovyklų, Punske nėra plovyklos, o žmonės ne vienas nori, sakė, kad plovykla būtų reikalinga. Tai, sakom, darom plovyklą. Ir išėjo. Atrodo, kad labai pasiteisins, nes Punske jau seniai reikėjo plovyklos, nes iki šiolei važinėjom į Seinus arba į Suvalkus plaut mašinų. Tai manau, kad labai, asmeniškai labai džiaugiuosi. Negalvojau, kad tokias judesys bus šiandien, nes yra labai šalta šiandien, vėjas, šaltas oras, ale žmonės važiuoja. Norėjome sukurti tokią vietą, kur kiekvienas vairuotojas pats, be jokių eilių ar papildomo streso, galėtų greitai ir paprastai pasirūpinti savo automobilio švara. Plovykla plauni pats. Tai patogumas, greitis ir kokybė vienoje vietoje. Čia užsukę vairuotojai ne tik sutaupys laiko, bet ir galės džiaugtis automobilio švara kiekvieną dieną. Nemažai kainavo, reikėjo padaryti ir aplinka, ir kiemas visas. Ale pinigai nesvarbu, žmonės turės kur apsiplauti, ir mum eis pavalio kapšės ir visiems turėtų būti gerai, man atrodo. Kokiu būdu galima atsiskaityti? Galima ir galima kortelę. Galima taip pat, kas turi savo įmonę, savo mašinas įmonį, turi užregistruotis, galima įsitraukti taip pat e-paragonas įmonės. Pačiam, taip? Taip, pačiam. Yra kodas QR paduotas, iš kurio galima savo pasitraukti ant e-mailo e-paragonas. Kokiom dienom, kokiom valandom veiks šitą plovyklą? Kasdien nuo 6 ryto iki 10 vakaro veiks. Kasdienai, sekmadienį 7 dienos savaitėj. Dėl to padarėm ne per visą naktį, bet yra kaimynų, kad netrukdytų žmonėm. Paprastai, tai nėra garsus dalykas, ale vis tiek apkasiūža ir tai nėra gerai. Man atrodo, nuo 6 ryto iki 10 vakaro spės visi savo apsiplauti. Jei kokia avarija, prie kiekvieno įrangos yra telefono numeris, kuriuo galima skambinti, jei kažkas pasidaro. Ar yra pinigų ir keitykla? Keitykla pinigų irgi yra. Apart plovimo galima taip pat savo išsivalyti, išsišiurpti ir mašiną. Principas tas pats, galima kortelę naudotis, galima ir grinais. Įmetam zlotą ar ten 2 ir paspaudžiam, kurį šoną norim šiurpti ir šluojam. 2 mašinas galima ant karto aptarnauti. Kortelę priliečiam, pasirenkam kokią sumą norim plautis, pasirenkam sumą, priliečiam kortelę, kortelę priėmė ir tada renkamės ko norim. Programos, kokią norim plauti. Ir iššoka paragonas dabar.
Prieš, jei kas nori sąskaitos elektroninių gauti, pirmiausia skanuojam kodą QR, rašom savo elektroninį adresą ir savo PVM mokėjimo kodą. Tada prisiliečiam kortelę ir plaunam, kiek už kokią sumą norim išsiplauti. Ir kai baigsis plovimas, tada automatiškai pareina mumiem ant elektroninio pašto e-paragonas. Taip vadinama, sąskaita trumpa. Mokėti bliku? Bliku negalim šitam atveju.